labas vakaras. Tariu labas vakaras ir noriu ištarti kuo šilčiau ir kuo neoficialiau. Nes jeigu neoficialiai pradedi vesti renginį, tada žymiai smagiau, šilčiau ir jeigu kas atsitinka ne taip, tada viską atleidžia tarsi šeimos nariai. Ar teisingai sakau? O šiandien šventė yra ypatinga. Čia labai dažnai skamba, turbūt dažniau negu žodis, skamba muzika, bet skamba kartais ir poezija. O apie poeziją labai gražius žodžius radau, trumpai aiškiai pasakyta. Gera poezija tai kaip geras anekdotas, trumpai, aiškiai, taikliai. O jeigu dar su rimu, tai išvis stebuklas. Ir šiandien mes susirinkom iš tikrųjų dėl didelio stebuklo, dėl naujos knygos Trioletai. Tad pasiruoškite leistis į žaismingą, rimuotą, ritmuotą, nuotaikingą, šeimynišką kelionę ir pasitikime plojimais Trioletų autorių Eugenijų Šaltį. Eugenijų, įsikurti čia ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, Trioletai tai savaime tas skaičius ir 3 įpareigoja kviestis foteliukai 2, bet čia paruošta tokia viena labai šauni vieta. Na, Eugenijus nori šalia moters įsėdėti, aš čia atsisėsiu, o šalia šitos moters figūringos tokios šalia gitaros kviečiam bardą Rimą, nes jis būtent šalia jos nori sėdėti. Rima ir Lioramša. Nu, jo Eugenijus taip nevaikšto. Tai vat kaip yra Daujotytės knyga Kas tu esi eilėrašti, tai dabar aš tarsi keliu klausimą. Pasakykit publikai, galbūt ne visi tą ir girdėję. O kas tu esi triolete? Kas tas yra trioletas? Aš pasirašiau, žinau šį beitą. Bet geriau, kad tegu kalba autorius. Trioletas, nu kaip, mano visų pirma labai mylimas literatūros žanras. Visų pirma. Atsiradęs iš muzikinio, čia muzikantų yra daug, ir muzikos mokyklos, čia korpuse vadinamajam dabar esame iškilęs iš rondo, tokio muzikinio žanro. Irgi yra rondo, yra ir literatūroje, ne tik muzikoje yra iš rondo. Rondo tai reiškia ratu, ar ne, muzikantai, kas? Danutė, va, ratas. Tai ir čia, reiškia, trioletas pasikartoja eilutės. Būtinai turi pasikartoti 1, 4 ir 7 ir sutapti eilutės, lygiai tokios pat turi būti 2 ir 8 turi sutapti. Tai čia toks taisyklės ir gali būti tik tai 2 rimai. Tai va, tokia paprastos taisyklės yra, žodžiu. Pegaso pasaka. Pasieksiu gražią pasaką. Aš apie žirgą su sparnais. Kaip suradau Pegaso pasaką, pasieksiu gražią pasaką, ką mergos kalba su bernais, o žirgas skraido su varnais. Pasieksiu gražią pasaką, aš apie žirgą su sparnais. Nostalgiškas. Kol esi dar jaunas, karštas ir gražus, net nepagalvoji, kad jaunystė žus. Neateina niekad tokios mintys kvailos, kol esi dar jaunas, karštas ir gražus. Bet nuo šitos vaikolio tu daraisi blaivas, kai bedugnė neša tave laiko laivas, kol esi dar jaunas, karštas ir gražus, net nepagalvoji, kad jaunystė žus. Visiškai nepasijustų kaip dekoracija scenoje. Jaunas ir gražus, amžinai jaunas. Rimai,
apsaugosiu einant gatve nuo vardų ir nuo kvailių. Apsaugosiu einant gatve nuo vardų ir nuo kvailių. Tamsoje tik prie žvakės liepsnos aš to lauksiu, kol žvakė užges. Niekas niekad tikrai nežinos, kaip aš saugo tave nuo savęs. Tamsoje tik prie žvakės šviesos aš to lauksiu, kol žvakė užges. Niekas niekad tikrai nežinos, kaip aš saugo tave nuo savęs. Nuo žodžių beprasmių rūšių apsaugosiu tave aš, kai lietus ir pūgos šiais ir vėjai audras atneš. Kai lietus ir pūgos šiais ir vėjai audras atneš. Tamsoje tik prie žvakės liepsnos aš to lauksiu, kol žvakė užges. Niekas niekad tikrai nežinos, kaip aš saugo tave nuo savęs. Nuo atminimų slogių ir nuo vienatvės klaikios, nuo tų, kur alsuoja blogiu ir neliks abejonės jokios. Nuo tų, kur alsuoja blogiu ir neliks abejonės jokios. Tamsoje tik prie žvakės liepsnos aš to lauksiu, kol žvakė užges. Niekas niekad tikrai nežinos, kaip aš saugo tave nuo savęs. Tamsoje tik nuo žvakės šviesos aš to lauksiu, kol žvakė užges. Niekas niekad tikrai nežinos, kaip aš saugo tave nuo savęs. Nelabai norėjau pakelti akis į publiką, nes galvoju, kiekvienas iš jūsų gyvenot per tą dainą su kažkokiais veidais savo vizijose, kažką prisimindami, apie kažką galvodami ir štai ką duoda toksai, vadinkim, nuostabus dviejų kūrybingų žmonių duetas, tandemas. Paplokime dar kartelį. Grįžkime prie Trioleto. Eugenija, kaip aš sakiau, kaip pavyzdinga mokinukė, pradžioj sakiau, aš tikrai mokiausi, tikrai ruošiausi renginiui ir tikrai perskaičiau visus Trioletus ir tikrai ne vien tik tai gėlės, ne vien tik tai saulutės ir tulpės ir pinavijos ir ten žiedai. Galima atrasti nepaprastai įdomių daiktų ir žibintų, ir fontanų, ir visokių kitokių dalykų. Ir netgi galima atrasti konkrečių dedikacijų tam tikriems žmonėms.
Man tiesiog tikrai kyla klausimas, manau, kad ir jums, mėlyjeji, kyla klausimas, nu, kaip tie trioletai gimsta, kaip jie galvoj susidėlioja, kas juos inspiruoja ir ar gal netgi einant iš kur nors jau dėliojasi galvoj, belieka užrašyti. Eugenijau, šiek tiek savo kūrybinės virtuvės apie tą trioletų sukūrimą ir apie tą tematiką tokią labai plačią ir įvairią trioletų. Nu čia toj knygoje tokios dvi dalys yra toj knygoje, ten kur toks gamtinė daugiau tokia, kur apie gėlės, kur sakėt Jolanta, tai amžinas ratas, antroji dalis vadinasi duona su pluta. Ten tokio daugiau filosofinių, daugiau tokio gyvenimiškų visokių, nu, praktiškai nemažai trioletų turi realų pagrindą, tikrai ne. Pavyzdžiui, Tulpė ir Pinavija. Pas Remygą Žukauskiuką pamačiau rašytoje, kad tarp Pinavijų Tulpė. Įsitaisė, Pinavijos dar tik dygsta, o Tulpė jau žydi. Gimė trioletas, sakykim. Pamačiau parke žibintas, toksai kabo, žodžiu, gražus lapai rudeniniai, parko žibintas gimė trioletas. Pamačiau, sakykim, šermukšnius, šermukšnių karoliai, kaip čia minėjo Jolanta. Ir tikrai turi daug tokio realaus pagrindo, nu, kurį paskui kažkaip užeina tokia mintis, pamatai kažkokią detalę ir savaime tas trioletas, jis man taip kaip jau jaudės į kraują, kaip kad kokį nors groja ten pianistas, kokias sonatiną jis ten jau groja arba kažką, tai man tas trioletas jau jisai jaudės tą formą, jaugus į kraują. Man nereikia galvoti, kad čia štai, pirmą ir ketvirtą eilutę reikia pakartoti ir septintą pakartoti. Jau automatiškai man kažkaip išeina. Tiesiog moki jau mintinai, kaip pianistai ar smuikininkai natas moka mintinai, taip aš tą formą moku mintinai, man išeina šitai. Na, o daugiau man nuo seno patiko tie trioletai. Aš pats, kai literatūrą dar dėsčiau, tai visada mano mokinės kelios buvo, kur labai gražiai deklamuodavo trioletus. Prisimenu 10-okės, 11-okės, kai apie Binkį kalbėdavom, ypač ten šypsodamas Kina į Rūtą, šypsodamas Pina Kasas, sakykim, tokia Reda Norkutė Vokietijoje dabar gyvena. Nu, taip padeklamuodavo, kad aš vos neapsiverkdavau per pamoką, būdamas mokytojas. Arba kitos buvo daugiau tų mokinių, kurie labai gražiai pagaudavo tą. Nu ir taip jie ir atsiranda, ta tokia virtuvė. Nėra taip, kad kaip kažkas ten rašė, kad atsisėdęs nemuši ritmą, žodžiu, koja, kad nepasimestum ir rašai. Tai va. Šitai, gal tiek trumpai, daugiau nežinau. Na, aš sakau, aš tikrųjų tą tematiką jūs rasite knygoje, yra ir Vaiguvai gimtiniai, yra ir mūsų upė jūra, ir konkretiem asmenim, netgi čia esantiem, kai kam yra sukurtų. Tai dabar man labai smagu, kad, sakysim, jaunimėlis pasirinko kai ką, pavyzdžiui, trioletą į gamtą, kuris yra skirtas tikrai mūsų mylimai Meilutei Parnarauskienei. Pasirinko trioletą nieko stebuklingo, ko gero čia apie tą fontaną, kuris... Taip, kuris čia užsidengė. Nu ir tikrai negalim neišklausyti trioleto apie jūrą. Tai nieko stebuklingo? Dar sako, nebūna nieko stebuklingo. Tai netiesa. Kodėl fontanas ėmė ir sustingo? Kodėl jau nebežydi lauko gėlės? Dar sako, nebūna nieko stebuklingo. Tik pilkuma. Kažkur dangaus pradingo mėlis. Aštresnės daros ir vėjo strėlės. Dar sako, nebūna niekas stebuklingo. Tai netiesa. Kodėl fontanas ėmė ir sustingo? Į gamtą, Meilutei Parnarauskienei. Jei nebebus manęs rytoj, surast galėsite gamtoj. Žolės stiebe, laše rasos. Jei nebebus manęs rytoj, aš būsiu spindulį šviesos ir aš nebėgu nuo tiesos. Jei nebebus manęs rytoj, surast galėsite gamtoj. Jūra. Pradėjusi kelią kažkur norientavo, žinau, kad ši upė ir mano, ir tavo. Srovėjos gražiai taip išguldžiusi žolę, pradėjusi kelią kažkur norientavo.
Pasveikina miestas, jūra, gražuolė, pro Tauragę upė tolyn nuvingiavo, pradėjusi kelią kažkur nuo Rietavo. Žinau, kad ši upė ir mano, ir tavo. Kai vasaros vakarą saulė jau leidžias ir vėjas vakarais nuščiūva visai. Iš prieglaudos rūmų išnyra jos veidas, tarytum miražas ar stebuklas koksai. Ir sėdžiu ant slenksčio, lyg būčiau įstrigęs tarp vakar ir šiandien, tarp šiandien ir ryt. Staiga nubudu, negi būčiau užmigęs ir klausiu savęs, ką daryt, ką daryt. O veidas neklausta, pro nugartėje, gražus toks ir mielas, pažįstamas toks. Tada mintyse aš kreipiuosi į vėją, nes niekas ir kitas manęs nesuvoks. O vėjo vakarė, tau dėkui už tylą, už vasaros vakarą, už miražus. Bet vėjas išdykęs sočia pakyla ir veidas atplaukia toks mielas, gražus. Kai vasaros vakarą saulė jau leidžias, o su temom dengiasi liepos dangus. Išlieka širdy akyse mielas veidas, toks artimas man be galo brangus. O veidas netolsta, pro nugartėje, gražus toks ir mielas, pažįstamas toks. Tada mintyse aš kreipiuosi į vėją,
rausvos lygumos, lai skamba kalbos. Aušta trylia ar tamsioj nakty. Ir šios vasaros gražiausios spalvos, lai išlieka mūsų atminty. Kad džiaugsmo posmus neša aidas, atkartoja Apaščios krantai. Ir nušvinta tavo mielas veidas, kai šypsotis vėl tu man bandai. Nežinau, ar mes susitiksim